Taigi dabar noriu pristatyti dar vieną, labai daug klausimų kilo, kaip galima redaguoti jau suvestus duomenis. Ir dabar taip pristatysiu Biomondo. Taip, dabar yra taip, kada jūs suvedat duomenis, lauko duomenis, ar ne? Matot lauko stebėjimai, sakykime čia šiuo atveju gervių. Lauko stebėjimai. Jūs kada suvedat šitus duomenis, pirmą, antrą, trečią žingsnius, kitą dieną tų duomenų nebematote, o matote tik ataskaitos duomenis. Reiškia, matot taškelius visai kitos spalvos, jie yra neredaguojami ir tik tai peržiūrai. Galit matyti ataskaitą, bet jau redaguoti neįmanoma, pieštukas neaktyvus. Tai yra padaryta sąmoningai tam, kad apsaugot duomenis, kad netyčia neištrintumėt, o ir tam, kad nesipainiotų tie duomenys. Sakykime, jeigu jūs norit pildyti naujus juos ir padarėt vieną apskaitą, paskui pildot kitą apskaitą, kad jums tiesiog tie duomenys nesipainiotų ir nematytume. Taigi, ir kas toliau vyksta, ir kaip mums padaryti taip, kad duomenis būtų galima redaguoti. Sakykime, jūs pamatėte klaidą kažkur, tai jums reikia pataisyti. Jūs ant redaguojamo sluoksnio atitinkamo tiesiog spustelėt jau lauko stebėjimų duomenų, kurių nematot, spustelėt dešinį pelės mygtuką ir pasirenkat filtrą arba filtrą. Filtre specialiai yra uždėtas apsauga, kad kitos dienos data, jeigu būtų, automatiškai atjungtų ir nerodytų. Taigi, kad nesimaišytų. Kad tą filtrą išjungti, ištrinti, jūs tiesiog spaudžiate clear arba valyti. Štai čia yra. Būna lietuviškai, būna valyti. Švalome ir spaudžiam OK. Kaip matote, jau jūs matot savo duomenis, kuriuos jau galite redaguoti ir taisyti. Sakykime, jūs čia nenorėjot, kad būtų girdėtas ar matytas, jūs matėt ir girdėjot pataisyti, arba jeigu tai buvo nestebėtas, tai automatiškai turite iškart pataisyti, kad tai 0. Ir panašiai. Saugojat. Ir dabar kaip atgal grąžinti tą buvusį filtrą. Tiesiog nieko nedarote. Kada išjungsite projektą ir vėl iš naujo jungsite, filtras vėl automatiškai atsistatys. Taigi čia tokia buvo specialiai taip padaryta, kad tiesiog, kad tie duomenys būtų saugesni, neištrintumėt netyčia ir kad nesimaišytų, nematytumėt jų tiesiog, kada vedat kitą apskaitą, nes tada taškai lipa vienas ant kito, būna labai daug taškų, makalynė ir galit susipainioti. Tai vat tiek.